Sveiki visi. Tikiuosi visų nuotaiko šiandien geros, saulė šviečia, viskas yra gerai. Norėčiau šiandien pakalbėti apie tokią platformą Recraft AI. Daugelis gal ją žino, gal kas nors ir nežino jos. Tai norėčiau trumpai ją apžvelgti ir papasakoti apie jos funkcijas. Taigi dabar, kaip matot, yra langas, pagrindinis langas, Recraft AI. Čia yra mano kurti projektai, bet mes pradėsim kurti, pavyzdžiui, nuo naujo projekto. Paspaudžiam Create New Project. Ir ką mes turim? Mes turim raster image, vector image, image set ir mockup. Čia kaip nauja funkcija tokia įdėta į Recraft. Neseniai ganėtinai nauja, jau ganėtinai, man atrodo, buvo 2 mėnesius jį taikoma, bet, skaitosi nauja. Tai pradėsim nagrinėti nuo raster image. Dar priminsiu, kad free versija turi, aš turiu 40 kreditų, bet šiaip duoda 50 kreditų nemokamai, kas 2 valandas. Tai aš jau išnaudojau kažkiek, turiu 40 kreditų, bet aš manau, gal su tos 40 kreditų sugebėsiu jums parodyti pagrindinės funkcijas. Rasterize image, pavyzdžiui, tai raster image. Tai jis, kaip visi dizaineriai žino, tai yra pikseliniai imidžiai, rasteriniai imidžiai, tai kurie turi tam tikras ribas. Jeigu tu darai tam mažą rezoliuciją, tai negalėsi išdidinti. Aišku, kai darai vektorinį, tai vektorinį gali iki begalės didinti imidžą. Tai dabar aš pradėsiu nuo raster image. Raster image mums iškart išmeta, kai paspaudžiam ant to mygtuko, išmeta tokį langą, jis keturkampis, čia galima pasirinkti dydžius 4:5, 90, bet aš darysiu gal darysiu 1:1 arba 3:2, gerai padarysiu. Ir čia yra pasirinkimai, pavyzdžiui, photorealism, motion blur, enterprise, hard flash, čia natural light, black and white, studio photo, HDR. Aš, pavyzdžiui, pasirinksiu studio foto ir parašysiu pig with yellow head. Ir spaudžiam Recraft. Kaip matot, jis duoda 2 variantus ir ganėtinai neblogos generacijos, tikrai neblogą kokybę. Čia pas mus biškį išlenda ausytės, bet šitą generaciją aš manau labai puikiai ir ją galima naudoti, pavyzdžiui, Adobe Stockui arba kokiems kitiems stokams, kurie priema AI generacijų imidžius. Kas dar? Čia kaip tik yra funkcija upscale. Mes kaip sukūrėm šitą imidžą, taip, tai mes galim jį ir išdidinti. Tai pažiūrim, ant kiek išdidina pas mus Recraft AI
kokios duoda kokybės. Spaudžiam. Buvo, matot, labai didelis imažis, pabandysim jį gal išeksportuot į, nu gerai, aš į JPG eksportuosiu. Va, pas mane išeksportavo į JPG. Open with photos ir žiūrim. Žiūrim, kad ganėtinai labai gerai, labai gerą dydį jis išeksportavo ir geros kokybės. Kaip matot, va, details, tai va, 4096 ant 2731. Tai tokią paveiksliuką liosiai galite dėti į Adobe Stock arba, sakau, į kitus stokus, kurie priema AI generuotos imažus. Toliau, ką norėčiau dar parodyti. Kaip kalbėjom dabar apie gyvūnus, tai gal galima pabandyti pageneruoti žmonės. Tai gal aš paimsiu ir įspaudžius Ctrl mygtuką galima didinti, mažinti vaizdus. Tai va, jeigu space, tai judinti. Šitą galite atsiminti. Bet dabar pabandysim vėl raster image ir sugeneruoti kokį žmogų. Pavyzdžiui, pasirinkam photoreal, tegul buvo fotorealizm. Ir dabar paimsim man in black jacket, tegul būna. Ir tegul būna pas jį raudoni plaukai, red hair. Ir spaudžiam Recraft. Nu, gal pasirinkti dydį būtų gerai, va, 4:5. Ir spausti Recraft. Laukiam, laukimas ganėtinai, matot, nėra ilgas. Va, gavom žmogų, 2 variantus. Jis in jacket ir turi tikrai raudonus plaukus. Irgi pabandom jį išdidinti, pažiūrėsim, kokia bus kokybė. Taip. Nu va, jis išdidino šitą imidžą. Galim jį irgi eksportuoti. Eksportuojam į JPG ir pasižiūrim, kokios jis bus pas mus kokybės. Irgi, kaip matot, ganėtina labai gera kokybė. Aišku, yra klaidelės akių. Nu, tai dažniausiai neurotinklai daro tokias klaidelės, bet tai ištaisoma su InPaint funkcija. Pavyzdžiui, yra čia dar funkcijų, kaip matot, remove background, yra change background, pavyzdžiui, galima pakeisti backgroundą, yra daugelis čia funkcijų, netgi rodomos, ką mes norėtume pakeisti, ką mes norėtume įdėti. Pavyzdžiui, pabandysim kokią šitą funkciją gal. Matot, prie kiekvienos funkcijos privedus yra rodoma, ką galima padaryti. Rodoma mini video. Tai, pavyzdžiui, pabandysim sumodifti area.
Ir čia aš paimsiu, pažymėsiu ir paprašysiu, kad jam nupaišytų kepurę, taip. Palaukiam šiek tiek. Taip. Vieną sekundę. Kadangi mes išdidinom vaizdą ir dabar rašo dėl to, kad image generation slow data have user low. Nu, bet taip ar taip mes gavom norimą rezultatą, kaip matot. Vyruką su kepurė, taip, įvairių stilių kepurės. Tai čia yra funkcija, kaip vadinama InPaint. Šitą funkciją tai daro erase, šitą remove background, šitą change background, o čia būtent mockupui yra funkcija. O čia galima vektorizuoti image. Nu, kadangi dabar mes su rasteriniais image'ais pažaidėm, taip, tai dabar galim pabandyti pažaisti su vektoriniais. Taip, tai dabar create new project. Ir dabar paimsim vector image. Čia yra pasirinkimas, kokią stalių gali būti vektoriniai paveiksliukai. Taip, galima sukurti savo stilistinį brando stylą, pavyzdžiui, my custom style, pagal šitą galiu generuoti savo paveiksliukus. Čia icon, vektorą ir kažkur propolė buvo logo. Seniau galima buvo sukurti logo, bet dabar šitos funkcijos nėra, turbūt gal jie įtraukia į mokamą funkciją. Taigi pabandysim sukurti kokią vektor artą, tai pavyzdžiui flat ir paspausim man with book. Tegul būna vienas prie vieno. Čia, matot, yra scrolleris, kad pamažinti detalių, taip, padidinti detalių. Va čia specific detail, čia primitive, čia low, medium, high details, extreme. Nu, aš paliksiu taip kaip ant standarto ir pabandom pageneruoti image. Laukiam, ganėtinai irgi. Galima padaryti alt spaudus, nukopijuoti ir padaryti dar recraft. Tai recraftins iš karto irgi sekantį image. Pavyzdžiui, jeigu dar alt paspaudžius, tai dar recraft. Nu ir matot, dabar čia pas mus yra vector image. Duodavo pasirinkimus. Pavyzdžiui, man patinka šitas. Ir aš noriu eksportuoti jį į SVG formatą, nes jis bus vektorinis. Kas dar fainiausiai, pažiūrėkit, matot, čia yra spalvų paletė yra nurodyta. Jeigu 2 kartus aš ant jo paspausiu, aš galiu keisti spalvų paletės.
Pavyzdžiui, paimsiu ir pakeisiu ant šitos. Plats, matot, jis man keičiasi. Spausiu ant šitos. Bats, jis man pasikeitė. Galima daryti savo spalvų paletės, taip keisti. Taip pavyzdžiui. Gerai, paimsim šitą. Ir eksportuosim SVG formatu. Ir matot, labai laisvai galim atidaryti Adobe Illustratoriui. Ir redaguoti, keisti spalvas, netgi galima dapiešti. Taip. Tai visas šitas images, matot, visi yra sluoksniai, viskas, kas čia yra, galima keisti spalvas, galima dapiešti savo dizainus, taip. Žodžiu, esmė turbūt aiški. Dabar grįžtant ir norėjau pakalbėti apie dar mockup funkciją. Tai būtent eisim į pradžią ir pavyzdžiui, eisiu į savo projektus. Tai dabar, pavyzdžiui, aš norėsiu sukurti mockup, taip. Ir, pavyzdžiui, T-Shield bus pas mus. Jūs galite ir paduką sukurti, ką norit. Išmanųjį telefoną. Taip. Gerai. Recraft. Laukiam. Turim mes dabar T-Shield'ą, taip, ir aš noriu ant jo uždėti, pavyzdžiui, šitą savo dizainą, taip. Matot. Labai patogu, aš manau, dirbti dizaineriams, daryti, pavyzdžiui, savo logotipus, uždėti ant puodukų. Pavyzdžiui, yra paruoštas jau mockupas. Pavyzdžiui, pakeičiau kitą dizainą ir pas mus užsidėjo grinai ant mockupo. Ką čia dar? Čia yra teksto rašymas, bet, teksto rašymas yra patobulinti mūsų dizainus. Jeigu mes sukuriam kažkokį dizainą, pavyzdžiui, social media template'ą, tai ten galime užrašyti savo tekstus ir iškart eksportuoti į PNG RPG ir dėti mūsų social media. Kas dar? Čia yra irgi nebloga funkcija. Gal aš paspausiu namo. Create new project. Paimsim ir nupaišysim tokią skalę. Ctrl tai mažina, taip, o su Shiftu galim judinti. Ir čia mums dotas, kai paspaudžiam image seto, tai čia galima sukurti daug įvairių pasirinkti dar, pavyzdžiui, iliustracijos tipą, taip, pavyzdžiui, pasirinksim, klaidą, bus įdomu, tai dabar bus, suprasite, house, čia bus worker tegul, taip, čia tegul būna cat, čia tegul būna car, čia tegul būna box, čia
tegul būna girl. Spaudžiam recraft. Laukiam. Ir pamatysit tai, ką mes surašėm, tai visi imidžiai iš karto mums susigeneruos. Įsivaizduokit, jeigu mums reikia padaryti daug visokių variantų, variacijų, pasirinkti stilių, tai kiek variantų mes galim pateikti klientui. Dar kas buvo įdomu iš funkcijų, tai kaip aš sakiau apie logotipo kūrimą. Pavyzdžiui, čia pas mane aš bandžiau kurti logotipą. Matot, buvo duota iš karto tokią lentelę aprašyti apie biznį ir parašyti pavadinimą. Pavyzdžiui, aš paimsiu su alt, nukopijuosiu šitą paveiksliuką ir pabandysiu parašyti, pavyzdžiui, IT bus ir pavadinimas koks nors, tegul būna Big IT Box. Ir pažiūrėsim, ar suveiks. Nes dabar sakau, tą funkciją kaip išėmė, tai nežinau kaip dabar. Palaukiam, kaip visada, ne tiek daug sekundžių. Ir kažką jis mums sukūrė. IT Business ir Big Box. Big It Box. Bet raidžių jis mums nesugeneravo. Jeigu mes pabandysim dar su šitu, pavyzdžiui, educational ir company name, pavyzdžiui, Red Girl. Spaudžiam recraft. Čia dar yra tokia funkcija exclude from image. Čia parašoma tai, ką mes nenorėtume matyti. Pavyzdžiui, jeigu čia paspaudus, aprašom tai, ką mes nenorėtume matyti, kad generuotų vaizdas. Čia tą spalvų paletę, taip, pabandom vėl padaryti recraft. Jis padarė kaip ir logo, bet nepadarė tų raidžių. Nežinau, aš sakau, seniau viskas veikia. Matot, jeigu pabandyti dar kartą ant to pačio, pažiūrėsim, atgausis. Bet dabar turbūt ta funkcija yra mokama, tai nedaro daugiau jis tų raidžių, daro gal tą idėją, bet raidžių negeneruoja, reiškia ta funkcija tapo mokama. Kas dar? Dar įdomi funkcija yra, tai galima įkelti savo paveiksliukus, pavyzdžiui, įkeliam kokį
paveiksliuko. Galim pasirinkti vėlgi stilistiką, kokią norim. Pavyzdžiui, gerai, studio foto. Ir parašysim man in red. Galim, matot, ir padaryti, kuo daugiau būtų panašus. Highly similar, very similar. Outline. Vis mažiau panašesnis, aš padarau gal quite similar. Modify. Jūs galite kelti čia savo nuotraukas ir jas keisti, galite kelti iš, pavyzdžiui, stoko, čia jis mums padarė moterį ir man rašo, kad pas mane liko tik 5 kreditai, tai kadangi ant to ir turėtume ir užbaigti šiandienos pokalbį, bet aš rašinėsiu ir toliau videos, bandysiu ieškoti įdomių temų. Čia matot, kad upgrade'inti mūsų subscriptioną yra 10, čia basicas 27, 48. Ir čia parodyta, kiek kreditų, kiek visko galima pasidaryti. Bet esmė turbūt jums aiški. Ačiū jums už dėmesį tada ir iki kito karto. Iki.